Bet manęs niekas nesupranta. Ir aš nesuprantu, ar aš įsivaizduoju kažką, ar aš toks, nežinau, kas man susisukia yra, bet aš prisiekiu. Jūs žiūrėjote TikToką nuo pat pradžių, ne? Jo. Nu. Atsimenat, tikrai. Dabar ant TikToko ten uždeda tekstukus, POV, ten dar kažką. Senais laikais gudžiais. Ant TikToko nebuvo galima dėti tekstų. Ir visi rašydavo ant popieriaus tekstą, pasidėdavo prieš kamerą ir taip filmuodavo. Ir niekas to neatsimena. Visiems, kam pasakau, nebuvo, iškart buvo tekstas, ką tu juokauji, seni, ne. Ant lapukų rašydavom, ką norim pasakyti žmonėm, padėdavom telefoną, taip filmuodavom ir tik tada suprasdavom žmonės, ką mes norim pasakyti. POV ten, parašydavom lapuką. POV ir duhas, žinai, tarkim pavyzdys. Bet niekas atsimena. Aš atsimenu šitą. Aš atsimenu. Ačiū, kad atsimenu. Aš tai atsimenu. Atsimeni, žinai tu. Per Aš sen. tai atsimenu šitą dalyką. Ačiū Dievui, nors vienas žmogus prisiminė. Būdavo, tai ant Padarykit popieriuko, šitą šortą, aš noriu sužinoti, ar yra žmonių, kurie dar atsimena, nes Gerai. juos aš nežinau, gal per senas jau, ką žinau. Būdavo tikrai. Kali netgi buvo taip. Ne, čia kai TikTokas prasidėjo. Tik toko Ai, pradžia. Ir nebuvo galima teksto uždėti ant video ir visi rašydavo ant lapuko. Okay. Nes tiesiog, description dažniausiai niekas neskaito, tai tiesiog Jo. dėdavo ant lapauko didelių ten POV, I'm man, žinai, kaip Jo, jo. ir tu filmuoji ir rodai tipo skečą kažkokį. Ir aš kai bandau įrodyti, ir aš bandžiau surasti bet kokį video iš tų laikų, tipo, kur būtų vat, su to tekstu ir niekur negaliu surasti. Būdavo 100% aš irgi Tikrai buvo. prisimenu šitą Ir labai daug, ir labai populiaru būdavo šiaip. Jo.